Gerai, dabar paaiškinsiu, kaip reikia pajungti įrangą, kad nebūtų jokių problemų. Tai pirmiausia, mes turim centrinį pultą, į katrą sujungsim visus pagrindinius laidus. Tai parodysiu, kurios laidus įkišim. Kitas dalykas, dabar ant visų šitų kaladėlių yra surašyti skaičiukai. Jos prisukat prie kaladėlių, per vieną skylutę praleidus, o būtent šitie sukasi, ne? Linas šiaip žinos, jis tikrai prisuks. Dabar esu visus juos įjungęs, visi turi savo takus, ne? O vienas išsikrovęs, pakrausiu, aš viską paliksiu, tą dalyką padarysiu. Tai va, grįžtu dabar prie pačio pultelio, ne? Viskas yra pažymėta, kur kas maždaug jungiasi. Čia va kaladėlės, čia starto pistoletas, čia ausinės, čia pakrovėjas, va šitas parodysiu, kaip irgi jungti, o čia aišku printeris. Tai dabar žiūrėk, viskas sujungiu, kad žinotum, kaip maždaug kas atrodo, ne? Tai dabar žiūrėk, atsidarau dėžutę. Atsidaręs dėžutį randu laidų krūvą. Čia realiai galima pakrauti visas tas kaladėlės. Aš jas paliksiu rytojui Arnoldui ar dar kažkam, kad ateitų, pajungtų, viską pakrautų 100%. Realiai reikalingi bus tada mums tik va šitie du laidai. Šitas va kišis į rozetę. Galim dėžutę užsidaryti. Yra va išpjauta va tokia va skylutė. Į ją būtent kišasi šito laido, kur į rozetę. Tarkim, kišu į rozetę, šitos rozetės neveikia, tai nesvarbu dabar. Noriu parodyti, kaip maždaug viskas atrodo. Tai va šitas laidas dedasi čia. Dedasi čia, ne? Į šitą vietą. Jeigu, tarkim, sunkiau įsikiša, šiek tiek čia biškelį su daugiau jėgos, kad gerai įsistatytų. Viskas, maždaug įkišau. Bus gerai. Dabar yra pusė va šitas. Tai va, kur yra išpjovimas, va šitas, jisai bus į viršų. Tada aš va kišu, bus klokt, įsistatė. Kai įsistato šitas vat variantas ir būtent įrangai, kur darysimės per varžybas, reikės būtent vieną iš šitų laidų, vieną, įkišti į šitą lizdą, kur vat yra va čia 24 voltai ir va tokia vat skylutė, ne? Ja įdėjus, automatiškai atsiranda čia elektra. Kadangi, dar kartą pakartosiu, šitą rozetę neveikia, tai čia dabar man nieks ir neįsijungia. Nieko spaust nereikia, viskas suveikia čia, iškart per ekraną. Tai reik tau omeny. Šitą laidą reikia įkišti visada, tada, kai būsi sujungus visą grandinę, va šitą vietą su šitom ir visos kaladėlės bus pajungtas į bendrą krūvą šitais laidais, internetiniu kabeliu. Trumpi laidai, tai realiai 100 metrų. 200 bus ilgesni laidai. Čia viskas yra. Tiesiog reiks pažiūrėti. Kaip kaladėlė susijungia vieną su kita, rodau dabar. Pasiemu šitą laidą, internetinį kabelį ir nesugalvoju dėti į printerio lizdą, nes jis yra toks pat. Ne, čia bus klaida ir didžiulė, ne? Tai mes ką padarysim? Šitą laidą, kur yra nupieštos kaladėlės, mes gražiai į apačią va tą pimpiuką pasukus. Ką darau? Įstatau. Irgi garsas klakt įkrito. Viskas ok. Bamt, imu laidą ir prijungiu prie kaladėlių. Kadangi dabar aš paimu visiškai trumpus laidus, dabar aš sujungiau. Realiai nuo šito pulto, kad pajungti, tarkim, į 1 arba į 8 taką, reikia žiūrėti, kurioj pusėje tu būsi. Reikia imti šitą laidą. Jis yra pats ilgiausias. Lygiai tie patys galai yra internetiniai. Lygiai taip pat užsifiksuoja, kaip ką tik rodžiu, su trumpu laidu. Šitie laidai trumpesni ir čiut-čiut kur yra ilgesni, jie susijungia tarp kaladėlių. Va, kaip pavyzdys. Čia pirmas takelis susijungia su antru į čia. Iš antro išeina į trečią. Ir taip toliau, kol susijungia visa grandinė. Tai va, dar kartą pabrėžiu, pirmą reikia susijungti laidus, o po to tik įjungti šitą, kad pasiduotų elektra, ane? Tai tą vis pabrėžiu ir atsimink, kad nereikia skubėti. Gerai, sekantis laidai, vienas turbūt iš svarbesnių laidų, tai mes negalėtume šaudyti ir nevyktų varžybos, jeigu nesijungtume šito laidelio, ne? Vat, pilkas su juodu. Tas juodas, kur yra mažiukas, jisai kišasi čia, kur yra pažymėtas pistoletas. Irgi žemyn laidelės, bumt į šitą vietą, irgi turi įkristi,
labai man nepatogu ir filmuoti ir čia dėti laidus, tai stengiasi, įkrito. Čia įsijungia, ne? Va, šitas laidelis yra su trišakiu. Paaiškinsiu, kodėl jis yra su trišakiu. Linas įsitemps ryte su laidais. Tai pirmą į rytę kišasi va šitas laidas. Va šitas, ne? Būtent jis yra mama, ne? Kad įsivaizduot. Mama. Mama kišasi į būtent Lino rytes, o kitas likęs galas kišasi baltas laidas, kur šaudom per varžybas ir kad būtų va šitas tas, ne, galiukas, kur būtent startui. Ne, tai va būna su baltu laidus, tik būna ilgesnis, dabar aš tiesiog užmausiu šitą, kad suprast, kad ant čia maunasi. Kad biškelį tau būtų paprasčiau. Tai va. Šitą pasidarom, galima šaudyti jau, ne? Jau šaudo. Gerai, kitas dalykas yra ausinės. Turim ausinių, tiesiog ausinių laidas. Išeina 4 skylės. Ausinių laidas, kad Linas galėtų šaudyti. Labai aiškiai nupieštas žmogeliukas su mikrofonu. Mes įdedam šitą laidelį čia va. Pumpt, jis yra šiek tiek sulinkęs, tai neįsigask. Čia direktorius biškelį jį sulaužė. Tai va, ir tada kišasi, labai paprastas dalykas, laiko tarp kojų, ausinių lizdas lygiai taip pat iš 4. Aš išsivinioju, kaip pavyzdys, ane jį. Dabar neviniosiu dėl tam tikrų dalykų, kad nereiktų man čia vargti. Tai dabar aš jį, lygiai taip pat, klakt, viskas su garseliu būna. Takt, įkrita, viskas, ausinės paruoštos. Jis išvinioja ir galima šaudyti. Nu ir va, pats paskutinis turbūt dalykas, pats svarbiausias, tai mums reiks, kad leistų čekį, ne? Turim printerį. Printerio laidas melynas, svarbiausia nesumaišyti. Jis yra melynas, laidas lygiai tas pats internetinis kabelis. Jisai kišasi ten, kur nupieštas printeriukas. Kur printeriukas, bomt įdedu. Viskas paruošta. Irgi buvo klakt garsiukas. Jeigu, tarkim, nespausdina printeris, ne, kaip pavyzdys, visada šitą laidelį pastumk į priekį. Matai, jis judava. Pastumk, tada atsiranda normaliai kibirkštis ir konektinas ir viskas veikia. Kitas dalykas, baterija šitą miršta. Tai būtinai lygiai taip pat, kaip ir kišai rozetę, bumt, įsidedu čia, kad veiktų. Ne, kad būtent veiktų. Kad jis būtent veiktų šitas dalykas. Būtų ant 220 elektros. Įsijungia labai paprastai printeris. Čia šone. Va, bum pasuku. Atsiranda spalvos. Printeris spausdins. Realiai, kaip ir daugiau klausimų neturėtų būti, aš manau. Kaip ir viską aiškiai parodau. Būsiu paruošęs Arnoldui, kaip reikia pakrauti. Bus pakrauta ant žemės, sujungta. Viskas, tutorialas, manau, padarytas ir klausimų neturėtų būti. Jau ką antrą kartą pažiūrė arba step by step viską atkartoji ir įranga bus sujungta ir viskas tikrai veiks. Nustatymus šituos dar kartelį greičiausiai aš nufilmuosiu, nes dabar yra išsikrovusinai po žiemos sezono. Bandžiau perstatinėti, 8 takus nustačiau. Ir dar biškelį lysiu vidų pažiūrėti, ar ten viskas gerai nustatyta. Jeigu ką, aš dar vieną video nufilmuosiu, kaip tarkim pakeisti į 6 takus ir taip toliau. Kad žinotum, ką spausti, kur ką nustatyti ir viskas. Toks dalykas maždaug, kad įsivaizduotum, kaip reikia pajungti. Manau, yra viskas paprasta ir greita.